O tai su viena spalva ten kokia, geltona arba... Kas juoda, nenupaišysi su viena spalva. Ne juoda, tada tą šviesų daiktą, ką dirbė, reikia apvadžiuoti, tai lyg atmas spalva tokia jau gauna ryškesnė. O šitą reikia kelių dėžių, kelių kilogramų, tai žalia, tai mėlyna, tai bendrai reikia visokius turėti spalvų, kad nori. Kitas reikės paaišą knygų randim, kokį nors rašytoje, aizbeniais. Ne vienas spalvos bus nudažys. Švarc toks, baltiniai tokie, vėl kitoniškas spalvos, visų reikia po bešių turėti. O jeigu tai nuglėdžiausi vieną, tai ten nieko. Tai kai daug spalvų turi, tada galima gerą paveikslą padaryti. Jie tai jeigu juos pirktų, kad dabar žmonės jau visai suriestinę, jie nelabai pūta tų paveikslų. Apentinis arba dabar paimti tokį Valinską ar Kurtenaitę, atajietę, pirsis, jis nei akį neužbės ant tų praeisi pro šalį visas. Ir čia jau reikia tokių, kurie jau pinigą turinti. O tai gal turtingi žmonės perka paveikslus? Da, sakau, dėl tų paveikslus nelygu. Kai jis jo biednesnis aš nepirks, bet bagausis, jeigu jis negražus, jokių būdų jau nepirks. Jis ras vietą, pavažiuos į kitą valstybę, jis nusipirks kokį jo akis traukia, į kokius gali parodyti, kambarį, kur pakabyti, į kokį tavo balvoną, ten nekabysim, išglėžiu, tokia cigauna. O tai užsienyje yra gerų, ne? O Lietuvoj? Tai kas jis čia dabar Lietuvo, ar kur čia dirba tokiais. Kad Lietuva, matai, kiek čia dalyka, tai gal tie jau studentai, kai eina mokyklą, gal kad jie jau kai baigė, juk vis tiek klausai, ką stoti, gal ir yra tokių, kurie jau jie išvažiuoja, jau praktiką atlikti, jau dirba. Ar tai jau, ar televizorių, tai čia nerodo tokių, kad jie jau paaišytų tą. Au kvatytų paaišyti. I neuhvatytų, ne. Ne. Rūpanį yra tokių. Tai, kad nieks neperka. Nieks neperka, kas tau čia. Čia sakau, čia yra, aišku, nepirks jokių būdų, ne. Yra, kur geriau pinigus išleis. Tai jau, ir tik tai tų pinigų, ir tų vietų, kur juos padėti. Aš tai tų pinigų mažysta. Visur mažysta tie, čia kai vakar vis tik tai pasakojo, čia dar, čia jau švaigia renka, kai tuos nepapirktus, čia kai jau tos pirka jau.